Sveiki visi, su jumis Ingrid ir šis video yra skirtas apie dėkingumą sau ir ne tik. Tai pirma, kas pasikėlė banga, kodėl yra visa video, yra pagreitinta 2 kartus greitis ir nėra įprastinio greičio. Atsakau šitą klausimą, yra todėl, kad turi būti išlaikytas balansas duoti imti. Kai aš matau peržiūrų 120, o laikų tik tai 2, supraskit mane. Taip neturi būti. Jeigu aš atėjau, pasižiūrėjau, tai nors uždėk laiką. Uždėk patiktuką, uždėk kažkokią reakciją, jau nekalbu apie tai, kad iš tikrųjų iš idėjos turėtų būti ir komentaras parašytas ačiū. Arba uždėta kažkokią širdelę. Tai vienas momentas, nes aš žinau, ką aš duodu ir kokią vertę sukuriu. Tai kai aš pradėsiu pamatyti, kad jūs pradedate reaguoti ir normaliai, adekvačiai, imdami iš manęs atitinkamai sureaguoti ir atiduoti bent jau patiktuką arba širdelę arba komentarą ačiū, tada aš vėl sugrįšiu prie įprastinio greičio. Jeigu ne, tada visi bus greičiai padvigubinti. Jeigu jums tas tenkina, man irgi dar geriau taupant laiką. Jeigu jūs visi, kaip sakant, audialai. Antras dalykas, dėkingumas sau. Tai yra labai, labai svarbi tema. Aš tiesiog ją aktyvinsiu pieždama ir pasakodama apie šitą dalyką. Apie dėkingumą sau. Tai pradėkim labai paprasto dalyko. Dėkingumas, ar ne, yra jausmas būsena, kuri kelia vibracijas. Viskas prasideda nuo mūsų pačių ir viskas pasibaigia mumis pačiais. Taip. Antras dalykas, pas mus dėl traumų, dėl vaikystės tam tikrų dalykų, pas mus yra labai, labai daug vidinio kritiko ir tas balsas yra labai toksai, nėra geras. Didžioji dalis žmonių nemoka girti save ir to nedaro. Tai sutiks praktiškai didžioji dalis psichologų ir psichoterapeutų. Ir kai pasakai padėkok sau, ką reiškia padėkoti sau? Yra 7 lygiai. Mūsų kūnas ne tik materialus, yra ir kiti kūnai, jeigu taip žiūrint. Jūs galite tikėti, galite netikėti, tai nėra svarbu. Bet vien tai išėjus iš tos pozicijos, kad pavyzdžiui, dėkodama sau, tu padėkoji ir savo kūnui tame tarpe, kuris tau tarnauja nuo pat gimimo iki mirties. Dėka savo kūno, tu gali daryti viską, ką tu nori. Absoliučiai viską. Ir todėl įprasti pirmoje vietoje dėkoti sau, tai yra labai svarbu. Tai, kad mūsų nemokina dėkoti sau, tai yra kitas klausimas, todėl, kad mūsų iš karto tėvai mokina dalinti su kitais, atiduoti vos ne savo daiktus kitiem. O po to tėvai stebisi, kad vaikai per savo gyvenimą neužgyvena, ten būtų ar dar kažko. Tai viskas prasideda nuo pačių mažiausių dalykų. Tai jeigu mes mokinam viską kitam, o ne tau, tai tada ir turim tai, ką turim. Vėl, padėka sau, kuo jinai yra svarbi. Vien tai, kad dėkingumas kelia vibracijas, jūs pakeldami savo vibracijas, dėkodami sau, nes sau padėkoti yra labai sunku. Pradžiai būna labai neįprasta. Didžioji dalis žmonių, kai pradeda dėkoti sau, apsiverkia ir verkias labai ilgai. Bet kai kurie net negali dėl traumos padėkoti net savo. Nekalbu apie tai, kad leisti savo kai kurių dalykų. Irgi negali. Tai čia yra, labai yra toksai įdirbio reikalas. Bet kai jūs išmokstate, pradeda dėkoti savo, pakeliat savo vibracijas, vidinės, tada jūs pakilėjat virš neigiamų dalykų, kurie yra kiekviename iš mūsų. Jeigu taip sakyti, mes gyvenam dualiam taip pasaulyje, pas mus taip priimta juoda, balta, geras, blogas, neigiamas, teigiamas ir taip toliau. Tai jeigu žiūrėti iš šitos koncepcijos, kai jūs pradedat kelti vibracijas, jūs pakilėjat ir to neigiamą jūs savotiškai transformuojate, suminkštydami, čia lygiai taip pat kaip neurografikui, suapvalindami tam tikrus dalykus. Todėl dėkoti savo jūs galite netgi pasimti praktiką 21 dienai, 30 dienų, 48 dienom. Ir tiesiog dieną iš dienos tiesiog paimti. Lenkti lapą. Nereikia ant viso A4, jeigu neturit laiko, esat užsiėmę žmonės ir taip toliau. Nereikia ant viso A4. Aš tik greitai piešiu, tai nupiešiu. Pasiemat, perlenkėt lapą. Čia jau pradėtos. Tiesiog. Čia vienoj pusėje vedat linijas, kitoj pusėje, čia linijos, o čia yra analizė arba įžvalgos. Arba dar gali būti kažkokie tai nauji suvokimai. Ir pusę lapo, jūs vienam pusėje piešia tik tai linijas, aktyvuojat, čia parašot, už ką savo dėkojat, galit susigalvoti skaičių, 9 padėkos, 11 padėkų, kitų skaičius yra, pavyzdžiui, 22 padėkos savo. Ir kiekvieną dieną galite jas kaitalioti. Ir kiekvieną piešdamas kiekvieną liniją, ar ne, už ką savo dėkoji, atsiranda nauji suvokimai, nauji supratimai. Tai šitą jūs drąsiai galite, nes jūs pamatysit po 21 dienos, jeigu iš tikrųjų, nes mūsų smegenys, jau ne vieną kartą sakiau, mūsų smegenys labai mėgsta ritualus. Ir čia jūsų bus savotiškas ritualas. Padėkoti savo, save pagirti, galbūt, savo pasakyti ačiū. Ypatingai, jeigu atsigręžiant į save ir paklausius, kada jūs savo, tarkim, kada jūs padėkojat savo kūnui ir pasižiūrėti, kokia reakcija yra iš viso netgi pratimas, toksai, jisai vadinasi konsteliacinis. Kam įdomu, pasiimat 2 lapus A4, ant vieno lapo atsistoji, priešais pasidedi kitą lapą, užrašai kūnas. Atsistodamas čia įsivaizduoji priešais save projekciją savo kūną ir padėkoji tai jam, tam kūnui, net ir nusilenki. Ir pasižiūrėkit, kaip jūs reaguojat, kokios vyksta reakcijos, ką jums kūnas pasako. Kai pasikalbėjot iš tos projekcijos, tada atsistojat į kūno poziciją ir kaip kūnas pakalbėkit su savim, pamatysit, kokie dalykai išlenda, ką jūs savo galite pasakyti.
Ir galutiniam variante vėl atsistoji ir padėkoji kūnui už tai, kad jisai vyko komunikacija. Jums atsiris mąstymas labai įdomiai. Iš karto, tik tai pasakau, darydami šitą praktiką, pasimkite daug servetėlių, nes ašaros tikrai liejasi upeliais. Tai va, prisiminiau tokią, net padėka kūnui. Paprasta tokia konsteliacinė praktika. Galite pasidaryti ir pasišnekėti. Ir labai nustebsit, kiek kūnas kiekvieną dieną, jūsų kūnas yra jūsų draugas. Jisai stengiasi jums, kaip tik tai begali. Tai va. Ir kai nusipiešėt, padėkojat už ką, už tą, už aną, už trečią, už 10, už 20, už ką tik tai numarit. Ir jeigu jums kyla šitam visame kažkokį tai naują suvokimą, pieškit apskritimą. Ateina nauja įžvalga. Pieškit apskritimą. Norisi nupiešti apskritimą, nežinot, kas tai, pieškit apskritimą. Po to vėliau po kelių dienų suvirkškins jūsų smegenis, kas čia buvo ir ateis mintis apie ką. Gal tiesiog kažkokia tai tuo metu. Atėjusi mintis, tu dar nežinai, pasiekiai kažkokį tai dalyką, kuris dar tau nėra pilnai suvokiamas. Tu jį tiesiog pažymė ir viskas. Po to vėliau man čia kažkodėl aš jį pažymėjau ir man atėjo kaip resursas. Koks tai resursas? Nežinau, tiesiog resursas. Tada čia man dar norisi. Čia irgi yra kitas resursas. O čia man norisi meilėse. Čia yra meilėse. Va. Ir tada tiesiog perinė, kai suaktyvuoja, perinė prie spalvinimo. Aš pasižymėjau čia 2 resursus. Ir šitas resursas kažkodėl šneka apie laiką. Apie laiką šneka. Man, bent jau. O šitas buvo resursas apie leidimą savo. Paprasti dalykai, bet paskutiniu metu man asmeniškai išlindo 2 tokie įdomus dalykai apie leidimą savo. Ir aš tiesiog, kas man nebūdinga, aš tiesiog padariau ir supratau, kad aš ilgą laiką yra sritis, kur neleidau savo. O šiais metais aš sugebėjau leisti savo tam tikrą dalyką. Ir mane taip, švelniai sakant, nustebino, tiesiog buvo iškilusi mintis pabandyti leisti savo ir padaryti kitaip nei visada įprastai. Ir kai aš padariau kitaip neįprastai, ir aš tada supratau, kad tai buvo apie leidimą savo. Bet čia jisai, nežinau, galbūt sutapo arba ne, bet aš jau kelintą dieną piešiu tik tai dėkingumą savo. Tiesiog, todėl, kad tie, kas matė, įdėjau į YouTube kanalą apie 2025 metus įžvalgas, tai ką šneka astrologai, tai ką šneka psichologai, numerologai ir visokie logai. Peržiūrėjau tikrai labai daug. Čia nukrito šitas, nieko. Tai va, aš peržiūrėjau daug video, prisižiūrėjau, pasitikrinau ir supratau, kad sausį reikia pradėti nuo dėkingumo savo. Ir nes visi metai bus tokie labai įdomus, kurie prasme emociškai. Ir su emocijom tikrai reikės dirbti. Ir aš sugalvojau, kad man reikėtų padirbėti ties dėkingumu savo, pradėti nuo dėkingumo savo. Nes mes labai dažnai dėkojam kitiem, dėkojam visą ką, atsidėkojam net kitiems, ten perkam tą aną, ką savo nenusipirktume. Kartais tai būna. Bet kai pradedi dėkoti ir savo ir pradedi leisti savo tam tikrus dalykus, viskas kaip ir pradeda atsistoti savo vietas. Ir supranti, kad tu pats savo esi svarbus. Tuo atveju, jeigu nesat patys savo svarbus, tada ir toliau tendencija bus tokia, kokia jūs neišeisit į naujus dalykus, o šie metai yra pagal viską darimo kitaip, naujai ir šiek tiek kitaip. Tai va, suaktyvinu su viena spalva. Man čia to užtenka. Ir tiesiog pravesiu vieną tą. Aš jau, kai kalbėjau apie dėkingumą, jau rodžiau, kad geriausia imti A4 formato lapą. Per pusę, vienoj pusėje piešia dėkingumą savo, kitoj pusėje darote analizę, rašote savo išvalgas, naujus suvokimus ir visą kitą. Ir tikrai dėkingumą savo visai sveika padaryti 21 dieną. Tikrai rekomenduoju visiems, nes kiek aš matau, pavyzdžiui, visokių dėkingumo maratonų, visokių užrašinių, visokių ten, tai akcentas mamai, tetei, ten orui, gėliai, žemiai ir o sau. Kada sau bus tas dėkingumas? Gyvensit visą amžių, taip sau ir nepadėkodami. Taip, kad pradėti reikia nuo savęs. Tai va, baigiu. Jeigu labai tikiuosi šį kartą laiko, kiek peržiūrėjau, tiek ir dedat laiko, labai tikiuosi komentarę kažkokių dar klausimų, reakcijų jūsų ir tada
nežinau, kitą savaitę, apie ką darysiu, dar neatėjo man mintis, kokį video padaryti, kokią temą, bet manau, tai bus tikrai naudinga jum. Ta tema, kuri yra aktuali, vat, galbūt net greičiausia bus apie emocinį stabilumą. Nu, greičiausia. Tai vat labai norėčiau, kad jūs reaguotumėt ir parašytumėt, ar norite video apie emocinį stabilumą. Tai va, tiek, su jumis buvo Ingrid, ate.